Taigi, ką paveldėjome po 8 socialdemokratų valdymo metų? Dvasinė prasme turime daug nusivylusių savo valdžia ir valstybės žmonių, nieko netikinčių piliečių, kuriems turime iš naujo įkvėpti pasitikėjimą savimi ir bendra Lietuvos ateitimi. Ekonomikoje paveldėjome kritinę viešųjų finansų padėtį su neįvestu euro, nesurenkamų biudžetų, milijardinėmis skolomis ir deficitais. Šį paveldą, ar greičiau kuprą, lėmė prieš tai buvusių vyriausybių veikla. Lietuva nebegali daugiau toleruoti tokios padėties. Po šios krizės nebeturi likti mūsų politikoje populizmo ir neatsakingų sprendimų. Tai per daug pavojinga mūsų nedideliam valstybės ir ekonomikos laiveliui. Norint nepražūti audringose pasaulio vandenyse, reikia išminties ir stiprybės neišklysti iš atsakingos politikos kurso. Nebegalime sau leisti cinizmo, nihilizmo ir po manęs nors ir tvanas filosofijos.